ko aš tikiuosi. Savaitgalio apartamentų Anykščiuose. Labas rytas, einame su Gabriele. Šiandien sveiki atvykę vėl į mūsų vlogus. Ir šįkart mūsų vlogas bus tik tai iš savaitgalio, o ne iš visos savaitės, nes šiandien važiuojame į Anykščius. Ir dabar su Gabriele einame į Humaną. Ir ką noriu pasakyti, Karoli žinau, kad žiūri labas. Atėjome Maksimą, renkamės valgyti kažką. Humanoj apsipirkom aš, o Gabrielė ne. Radau net koncertui. Gabrielė rado. Labai gerai atrodė, sakau, pasimsiu koncertui, turbūt naudosim. Nu, žodžiu, tai dabar stovim čia. A few moments later. Dabar einam į Lidlą, nes reikia poros dalykų. Ir ten mūsų laukia. Ir tada eisim į stotį ir lauksim Gabrielės ir autobusą. Ir važiuosim į Anykščius. Atvarėm į savo savaitgalio apartamentus Anykščiuose. Ir dabar darysim unboxingą. Spraitas, agurkėliai. Gabrielės rankinukas. Čipsiukai 1, čipsiukai 2, čipsiukai 3. Gabrielės sneksai. Jogurtas. Čia irgi Gabrielės. Dešrytė. Patinės pienas. Mesytė. Kabanosiai. Batonas. Sviestas. Red Bullis. Šiniai. Sneksas, bet šiek tiek jau geriau, aš irgi Gabrielę norėsiu. Išjungtas. Kavos, tai jung. Koldūnai. Dar vieni koldūnai. Arbatos, nors pamatėm, kad čia yra daug arbatos. Ir padažas prie koldūnų. O čia, turbūt pavalgysim, atsigersim kavos. Ir tada susiruošim ir eisime į Anykščių kultūros centrą, į Valentino dienos renginį. Kurį rengia Anykščių kultūros centras kartu su Anykščių jaunimo klubu. Kepam koldūniukus dabar, kad turėtume valgyti. Jis viena ruošiasi. O Gabrielė krauna telefoną. Va, mes jau susiruošėm visi. Einam, gali būt, kad biškį pavėluosim. Va, čia visi einu. Pasifotkinam su momentiniu. Labai gražios nuotraukas. Tai dabar žygiuojam. Hello! Aš pasakysiu, ko aš tikiuosi. Tikiuosi praleisti įdomiai laiką. Labai tikiuosi, kad karaoke galėsim padainuoti. Būti sergu. Pradėjau sirgti. Kosėti. Bet man kaip visą laiką problemos nepraeina. Tai va. Svarbiausia, kad manęs nepartrenktų su telefonu. O matot, kaip įsina? Kodėl neišsitaškai? Tai va, Atenė ir Gabrielė. Daug meilės, laimės ir pinigų. Linkėjimai nuo Rokiškio. Biškį nemalonu, bet įsivažiuosim. Rokiškis atėjo į tualetą ir Eisvina derina į šitą. Nebėra. Tam mėgstamiausia daina. Dabar? Kitas klausimas, kiek? Aš jau nespėjau perskaityti, jau jūs sakaitas atsakymas. Belia ką spėjau. Na, atsakymas. Visi ir organizatoriai ir dalyviai. Visi. Martynai sveikatos, linkėjimai nuo Rokiškio, daug meilės ir šilumos vaisingų metų. Atliekite KKM. Ir tada, kad nereiktų vaistų. Ką tik dainavom karaoke. Aš tai jau jaučiu, kad mano balsas pakimęs. Galim dar padainuoti. Day 2.
Labas rytas, štai yra. Sveiki, labas rytas. Tai va, atsikėlėme, grįžome. Vakar šiaip anksti grįžome, 8 valandą iš renginio. Realiai Lukas jau 12 valandą, man atrodo, miegojo. Mes visi labai kultūringai, renginiai labai kultūringai pasibuvom. Visas Instagramas ir visų storiukui esam tik tai mes. Žiauriai smagu buvo, smagiai pasibuvome ir einame žiūrėti, ką kiti daro. Gabrieliai truputį skauda pilvas, Gabrielė neis su mumis kebabu, tai mes jai parnešime į lovą. Nu čia teisvino. Tai va tiek va. Man žiūrėkit, vakar dar prisišildami pasifotkinom. Atrodėm gražiai, kol negrįžom. Va, atlėkėm kebabom į... Ne, tai negaliu sakyti kur, kas per nemokamą reklamą. Kebabinė be pavadinimo. Jo, vietiniai žinos. Girdėjom, vietiniai žiūri mūsų vlogus. Įsvina jau yra čia valgius, tai Įsvina mums čia parekomendavo, jinai čia vietinė nykščiuos. Nu, žodžiu, atlėkėm pavalgyti, paragauti ir pasiėmėm... 2 kebabus be pavadinimo. Jo, 2 kebabus be pavadinimo. Ir dar bulvyčių. Na, Gabrieliui reikia. Ir kebabo pitą. Jo, taip. Galim valgyti. Įsinuvo tokį. Bokštą. Tokį bokštą pasiėmė. Darom tokį family pasivaikščiojimą. Vaikštome po anykščius. Be Gabrielės. Taip, be Gabrielės. Mes Gabrielę palikom, nes mes ją atstumam. Mes sakėm, kad einam, nežinau kur, kad jinai nenorėtų ir dabar vat išėjom pasvaikščiot. Nu, žodžiu, apsipirkom. Nusipirkau gertuvę. Ką tu nusipirkai? Sportui. JC nupirkau matavimo indus, tada kažką ir pakabuką. Aš pakabuką ir šunį žaislą. Dabar va keliaujam į Eurokosą, ne? Ja, į Eurokosą ir tada į Maksimą. Kalbant rimtai, tai mūsų vienintelis tikslas buvo ateiti tik Maksimą. Bet, nu taip gavos, toks gyvenimas. Žodžiu, renkamės visi vonios bombas. Kaip prie žvakių. Pepko, kai buvom išuostę visas žvakės, tai dabar tą patį daro. Dabar Eurokosą išuostęs visas žvakės. Radau bombas. Žiūrėk, Pėtė. Aš 2 bulugarių. Simdat baiką. Pilnu maišeliu išėjom iš Eurokosą. Ir dabar einam į Maksimą. Dabar pirkti snacksų Eurovizijai galimai kažką. Hihihaha kažką. Dabar atėjom dar makaron. Pasiėmėm guminukų. Ir ten... Sulčių atsigerti ir makaronų dabar atėjom. Buvom Eurokose. Aš nusipirkau druskyčių, ant kurių mane Gabrielė užvedė. Tai čia mano priklausomybė. Pasiėmiau spogam. Bombičių. Pirkau bombą. 2 bombas ėmė. 2. Raspberry, žiūrėk, reiklėtų. Blueberry. Aš paimu visiems, kad turėtumėm Pepos Pig. Čia kas yra? Balkonas. Taip pat. Tabletytas. Ja, kad būtų putų. Kad būtų putų. 2 bombas, amato. Ja, Kaip, žinot, kur indam plauti, jie būna tokie fluffy. Tai čia irgi panašiai. Ai, dar nusipirkau gertuvę įrodžiau. Aš žiūriu ją. Aš jaunimo centrui nupirkau matavimo indus, nes mes turim tokius rusiškai, bet tie, kas rusiškai nemoka, tai dabar va turėsim. Jūs negalvokit, kad mes čia tik tai visokias nesąmonės valgom kolduniukus ir panašiai, aš to jums parodysiu. Aš jums sakiau, kad va parodysiu. Ne tik nesąmonės valgom. Tomorrow. Žodžiu, mums kadangi leido išsikelt tada, kada norim, vėliau, tai mes nusprendėm, kad turim sutvarkyti viską. Tai pas mus tvarkymas vyksta taip, pasitvarkom, tada pavalgom, tada visi pagulim. Dabar nusprendėm išgerti kavos, tai reikėjo podelius įsiplauti, reiškia indus išplau. Čia kadriukas kaip plaunam indus. Ant soliuką nesėdi. Čia jau senatvės požymis, jau senatvėje. Ir jo, baigiam sutvarkyti va čia, jau labai gražiai čia pas mus viskas ir dedam laiką. Žodžiu, atvarėm pavalgyti anykščiuose paskutinės vakarienės, jau šįkart su Gabrielė, neprastumėm Gabrielės. Nesakom kur? Ja, nesakom kur. Ne, taigi kebabinė be pavadinimo. Ja, tai va, tai pasisakėm dabar mes visi 3 tortilijas su bulvytėm. Nes Gabrielė labai pasakė, kad very good, very nice. Jo, o Gabrielė dabar pasiėmė išbandyti salotų. Tai va. Ate.
Žodžiu, va, atėjo mūsų maistas, pas mus vienodai viskas, tik tai visi pasiėmėm skirtingus padažus, kad galėtume Ir gėrimą. testuoti ir gėrimų skirtingus. Ne, jis man kopijavo. Aš pirmas susisakiau. Aš sakiau, kad jis viena padal skai... Tu imsi, nu kaip ble. O gal gėlė? Bet salotas skaniau atrodo man kokias.